tiesiog porą pastabų apie šį filmą. Mes neturime tiek daug laiko čia iki kito seanso, todėl trumpai. Tai pirmiausia, norėčiau galbūt paaiškinti, kodėl man asmeniškai šitas filmas, net ir paviršutiniškai žiūrint, taip sakant, iš pirmo žvilgsnio, pasirodė aktualus mums, mūsų kontekste, šiandieninės Lietuvos kontekste. Tai, man atrodo, tų paralelių ir asociacijų čia nemažai, bendra atmosfera verta palyginimo su mūsų šiandieninė, galbūt su šiandieniniu kontekstu, nors filmas, kaip jau minėjau ir pradžioje seanso, gana primygtinai siūlosi, peršasi kaip praeities reprezentacija, bet visuomet į tokius lyginamus, į tą juodai baltą, reiškia visą stilizaciją ir istorinius naratyvus reikia žvelgti įtariai, nes tai visuomet gali būti autoriaus, režisieriaus ar pasakotojo klasta, kuria siekiama, taip sakant, nukreipti mūsų dėmesį nuo esmės, nes menininkai ir autoriai linkę gudrauti ir klastauti. Taigi aš manau, kad šis filmas, Baltas Kaspinas, mums gali atrodyti aktualus, nes mes kaip tik gyvename tokiame kontekste, kur kasdieną stebime tą, žodžiu, konservatyvių ir save su krikščionybė tapatinančių jėgų dominavimą viešojoje erdvėje. Lietuva yra valdoma konservatorių ir krikščionių demokratų, kaip žinote. Esama ekonominė situacija diktuoja tokį asketišką skurdo, žodžiu, klimatą, taip pat dominuoja viešajame diskurse politikų, tų pačių konservatorių ir vadinamųjų krikščionių demokratų pasisakymuose moralinio puritonizmo motyvai. Taip pat mūsų viešai žiniasklaidos diskursą dominuoja, jame vyrauja įvairios keršto dramos, kaip žinote, po Lietuvą klaidžioja pedofilijos šmėkla, socialinės neligybės problemos nuolat, žodžiu, yra linksniuojamos ir vienokių ir kitokių pavydalų nuolat prisimenamos. Taip pat pastovi tema yra turtinė hierarchija ir turtinė nelygybė, moterų išnaudojimas ir priespauda ir įvairūs kiti atributai, kurie viena vertus rodo ir reiškia tam tikros senos tvarkos arba tos tradicinės tvarkos savotišką dar vis klestėjimą ar viešpatavimą, bet kita vertus daugybė simptomų, krizių, avarijų, atsitiktinumų ir traumų liudija jos krizę. Ir kaip tik filmas, mano supratimu, visa ta tokia lėta eiga filmo ir jo ta juodai balta estetika, jinai yra labai patogi perteikti tai įtampai ir krizės ar nelaimės laukimo atmosferai. Ir net ir pačiame filmo tekste yra ne viena frazė, kurioje kalbama apie artėjančios nelaimės ar artėjančių permainų, didžiulių permainų, dramatiškų permainų ar netgi pabaigos nuojauta. Tai niekas nebenori miegoti supančiotas puritoniškų skaistybės raiščių, pastorių teroras bumerangų grįžta į jų pačių namus tvirtovės, gydytojai nebegali nieko pagydyti, turto baronai nebekontroliuoja situacijos, išnaudotojai gauna vis mažiau naudos iš išnaudojimo, policija nebegali nieko išsiaiškinti ir taip toliau ir panašiai.
Taigi visiškai panašiai kaip dabartiniai Lietuvoje, filme vaizduojamame provincialiame pasaulėlyje su visa jo fasadinės gerovės ir laisvosios rinkos kultūra, ore tvyro neišvengiamos katastrofos nuojauta. Santvarka pagrįsta engimu, išnaudojimu, vaikų ir moterų visų pirma, žeminimu, mulkinimu ir nepasitenkinimo slopinimu yra pasmerkta žlugti. Ir režisierius, reikia pripažinti, meistriškai simuliuoja senovinę estetiką. Kartu ironiškai, asketiškai piešdamas ekonominio asketizmo ir politinio puritonizmo fatalią krizę. Kaip žinote, daugelis šio filmo komentatorių ir recenzentų įžvelgė šiame pasakojime užuominas į, arba tiksliau tai net ne užuominas, tiesiog griebėsi kaip šiaudų tų nuorodų filmo pasakojime į būtent istorinius įvykius ir artėjantį Pirmąjį pasaulinį karą ir, sakykime, šiame kontekste būtų galima kalbėti apie fašizmo tą tokį embrioninę galbūt stadiją. Taip pat daugelis komentuotojų interpretavo šį filmą kaip alegoriją apie terorizmo, žodžiu, gimimą, ar terorizmo, visų formų terorizmo prielaidas ir panašiai. Aš manau, kad žinoma šitokie aiškinimai yra gana įtaigus, gana įtikinami šio filmo kontekste ir netgi jie, tarkime, aktualūs ir mums, taip pat, jeigu kalbame apie lietuvišką kontekstą, nes, kaip žinote, Lietuvoje neofašizmas šiuo metu išgyvena renesansą ir iš tikrųjų netgi yra valstybės remiamos kai kurios neonacistinės organizacijos, nes kai kurie iš valdančiųjų politikų yra palankus neonacistiniai ideologijai. Tai tos interpretacijos galbūt yra įtaigios, bet mano supratimu jos yra gana spekuliatyvios, nes vis dėlto filmas nepateikia jokių apibrėžtų galutinių atsakymų ir vis dėlto, jeigu ir yra kažkokių nuorodų į tą tematiką, tą problematiką fašizmo ar terorizmo, tai vis dėlto tai yra užuominos. Bet štai apie ką filmas kalba gana atvirai ir išsamei, tai būtent apie puritonizmą. Kaip žinote, kaip supratote, čia vaizduojama tokia protestantiška bendruomenė ir iš tikrųjų ta puritonizmo arba asketizmo tema įsmelkia visą filmą ir kartu atskleidžiamas to moralinio ar religinio puritonizmo politinė prasmė, politinis kontekstas, nes vis dėlto puritonizmą galima suprasti kaip būtent politinį projektą, net ir istoriškai. Puritonizmas buvo, kaip žinote, radikali protestantizmo forma ir iš tikrųjų jisai pagrindė kapitalizmą anot kai kurių sociologinių teorijų. Būtent dėl to taip galima suvokti tą protestantizmo ar sakykime, puritonizmo fenomeną, kaip politinį fenomeną, nes tai yra ne tiek religinė doktrina ar moralinė doktrina, kiek yra politinės sistemos principas. Ir jo pagrindinės, pagrindinės nuostatos, tai yra gili neapykanta arba gilus priešiškumas kūnui ir kūniškiams potyriams, įskaitant visas emocijas. Ir šiame filme režisierius puikiai perteikė tą priešiškumą emocionalumui, tai yra bet kokios tokio žmogiško sentimentalumo ar emocionalumo apraiškos yra arba ignoruojamos, arba tučtuojau slopinamos.
Tai viena ryški puritonizmo charakteristika. Kita būtų susijusi, aišku, su šia, tai yra darbo kultas, darbo sakralizavimas, darbas ir aukojimasis darbui, nepaisant visko ir nepaisant jokių kitų poreikių, yra taip pat tokia klasikinė puritoniška nuostata ir šiame filme jinai irgi taip pat puikiai iliustruojama. Savo šiandienime kontekste taip pat mes galime aptikti daugybę šios puritoniškos sampratos, darbo sakralizavimo apraiškų, konkrečiai, kai tarkime, mūsų prezidentė sako, kad dirbti reikia nepaisant nieko, net jeigu tas darbas reiškia visišką pažeminimą, išnaudojimą ir beprasmiškumą. Taigi, puritoniškas kontekstas labai svarbus šitam filmui suprasti. Ir kitas aspektas, kuriuo būtent puritonizmo supratimas gali padėti suprasti šį filmą, yra moralinės nepriklausomybės problema. Puritonizmas kaip moralinė doktrina ir kaip politinė doktrina nepripažįsta individui moralinės nepriklausomybės. Moralinė nepriklausomybė, trumpai tariant, reiškia asmens teisę pasirinkti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, net ir pasirinkti blogį, žodžiu, suverenaus sprendimo būdu. Puritonizmui toks dalykas, moralinis suverenumas, moralinė nepriklausomybė neegzistuoja, jis pripažįsta tik objektyvų moralumą arba, sakykime taip, puritonizmas kaip politinės ir visuomeninės santvarkos principas remiasi nuostata, kad asmuo subjektyviai negali pasirinkti, o gyvenimo būdą jam turi parinkti visuomenė arba, sakykime, aukštesnė moralinė instancija. Ir todėl laimė, tarkime, laimė kaip gyvenimo patirtis, šiame filme irgi ne kartą apie ją kalbama, ji gali egzistuoti tik kaip objektyvi patirtis, jeigu tas gyvenimo būdas tau yra parinktas teisingai ir atitinka tam tikrus puritoniškus moralinius kriterijus, tuomet tu esi arba privalai būti objektyviai laimingas, nepriklausomai nuo tavo subjektyvių patirčių, nuo tavo subjektyvios savijautos. Ir būtent šitaip aiškinant puritonizmą galima suvokti ryšį, sąsają tarp moralinių doktrinų ir ekonominių doktrinų. Kaip žinote, vyraujanti neoliberalinė laisvosios rinkos ideologija taip pat remiasi tokia objektyvios laimės samprata. Mes visi turime būti laimingi nepriklausomai nuo savo subjektyvios savijautos, nes jeigu mes aukojamės visuomeniai ir laisvosios rinkos idealų vardan ir dirbame nepaisydami nieko, net jeigu nieko neuždirbame ir neturime jokios iš to naudos savo, vis dėlto objektyviai mes esame laimingi, nes prisidedame prie vadinamojo augimo arba progreso. Taigi, čia būtų toks, reiškia, mūsų šiandieninio neoliberalaus kapitalistinio konteksto puritoniška potekstė.
kurią sunku žvelgti galbūt tokiu plika akimi, nes atrodytų, kad priešingai kapitalizmas yra, reiškia, tokių pertekliaus, materialaus vartojimo ir besaikio kūniškų malonumų skatinimo kultūra, bet štai šiuo kitų požiūrių galima aiškinti ir kitaip. Taigi, manau, kad filmas iš tikrųjų, tiesą sakant, dabar pažiūrėjęs jį iš naujo, aš supratau, kad šio filmo pagrindiniai veikėjai yra būtent vaikai ir neatsitiktinai. Aš manau, kad režisierius nori pasakyti, kad vaikai visada yra simptomas, arba kaip yra pasakęs vienas antikos mąstytojas, vaikai visuomet yra problema. Iš tikrųjų, jie simbolizuoja arba reprezentuoja tą nesuvaldomą arba iki galo nekontroliuojamą energiją, kuri būtent ir susijusi su ateities potencialu, tuo neprognozuojamu permainų potencialu, kurio visi taip baiminasi. Ir prisiminkime, kad filmas prasideda nuo įvykio, kurį būtų galima pavadinti eismo įvykių, tam tikro incidento ar akcidento, atsitikimo, avarijos ar krizės, kurie atveria būtent tam tikrų galimybių begalybę, arba galėtume pasakyti abstrakčiau, atveria permainų potencialą. Ir tada, ir tai parodo visas filmo siužetas, įsijungia slopinimo sistema arba mechanizmas, ištisa mašinerija. Paskutinėje stadijoje, arba taip sakant, filmo pasakojimo pabaigoje į šitą procesą įsijungia policija, kaip matėme. Taigi yra tokia jau atvira nuoroda į represijos galios, represijos struktūras. Ir šitos slopinimo mechanizmo, šitos slopinimo proceso, aišku, tikslas, uždavinys yra iki minimumo susiaurinti, sumažinti, redukuoti, nukenksminti tą atsivėrusią galimybių begalybę, bet tai atrodo nebeįmanoma. Ir aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šis siužeto procesas dubliuoja, atkartoja iš tikrųjų filmo interpretacijos procesą. Vienas iš nuostabių pasakojimų ir tekstinių, literatūrinių pasakojimų, ir vaizdinių pasakojimų bruožų, ne visiems žinomas, dažnai užmirštamas ir nepastebimas, yra tas, kad iš tikrųjų filmai ir pasakojimai, jie komentuoja patys save, ir savo procesą, ir savo interpretacijos procesą. Kitaip tariant, pačiame filme visada jau glūdi iš anksto komentaras jo paties, to paties filmo interpretavimo proceso. Taip sakant, filmas iš anksto žino, kaip mes jį interpretuosime. Šis filmas yra neišimtis. Ir tai, kaip aš nusakiau, tą visą siužeto eigą, būtent eismo įvykis, o po to mėginimas tos avarijos atvertą galimybių begalybę kažkaip nukenksminti, susiaurinti, uždaryti, neutralizuoti. Šitas procesas atkartoja interpretacijos procesą. Mes irgi kartu su filmo personažais patyrę arba suvokę tą filmo pradžioje įvykusi įvykį, kuris, arba, taip sakant, paslaptingą atsitikimą, kuris atvėrė daugybę supratimo galimybių ir reikšmių begalybę, tą tokį begalinį potencialą. Mes kartu su filmo personažais mėginame įvairiausiais būdais
konstruodami įtarimus, versijas, remdamiesi nuojautomis, įdėmiai sekdami detalės, nuorodas ir užuominas, mėginame tą atvertą galimybių ir reikšmių begalybę susiaurinti iki minimumo. Iš tikrųjų, mūsų kaip žiūrovų arba kaip kino kritikų arba šiaip kaip komentuotojų, aišku, pagrindinis troškimas yra suprasti iki galo, kas atsitiko ir tuo būdu atmesti visas neteisingas versijas arba visą tą įvairovę reikšmių ir galimybių susiaurinti iki vienos tiesos. Ir tokiu būdu filmas, nežinau, ar galima sakyti režisierius, nebūtinai režisierius irgi kontroliuoja visas savo filmo prasmes. Filmas yra tam tikra autonomiška arba automatiška mašina, kuri savo ruožtu produkuoja daug reikšmių, atveria daugybę supratimo galimybių, kurių galbūt pats režisierius nei nesapnavo, arba priešingai galbūt ir sapnavo ir daugumą iš tų galimybių suvokė. Čia sunku pasakyti, bet kalbėkime apie filmą. Taigi, filmas iš anksto mums skiria tą policininkų, tardytojų poziciją, kurie siekia atsivėrusi galimybių potencialą susiaurinti iki minimumo, nukenksminti ir tokiu būdu atstatyti sugriautą prasmės ir galios santykių harmoniją. Be abejo, tai turi ir politinę potekstę, kadangi šis toks aiškinimo susiaurinimas, tarkime, aiškinant šitą filmą kaip grynai istorinį pasakojimą apie Vokietijos provinciją, reiškia 20 amžiaus pradžioje, arba kaip istorinį pasakojimą apie fašizmo genezę, arba kaip psichologinę dramą vaizduojančią labai konkrečių individų tarpusavio santykius, pavyzdžiui, ten gydytojų, namų prižiūrėtojus ir jų vaikų, arba mokytojo ir kitų bendruomenės narių ir taip toliau. Šis toks susiaurinimas, žinoma, turi ir politinę prasmę, nes jisai, kaip ir įprasta mūsų kasdieninėme supratime arba žiniasklaidos reportažuose, socialinės priežastis ir pasiekmes arba sisteminius klausimus apie tai, ką su žmonėmis, su individais ir su žmonių masėmis daro politinė sistema, arba ekonominis išnaudojimas, arba lyčių tarpusavio santykių nelygybė ir, tarkime, moterų priespauda arba vaikų išnaudojimas. Kai mes šios klausimus pakeičiame psichologiniais klausimais arba buitiniais klausimais, arba nurašome tai praeičiai, kaip kad šiuo atveju, kai pats režisierius tarsi provokuoja mus, tarkim, tą juodą baltą estetiką, suvokti visą tai kaip kažkokį anekdotų rinkinėlį iš tolimos praeities. Man asmeniškai šis filmas ir iš pirmo karto neatrodė nei svetimas, nei tolimas, nei egzotiškas. Ta bendra atmosfera slopinimo, išnaudojimo, nelygybės ir fizinės represijos taip pat. Kitas motyvas ryškus savižudybės, impulsų ir visi kiti panašus motyvai iš tikrųjų labai asocijuojasi su mūsų aktualia šiandiena, o ne su kažkokia tolima praeitimi. Jau reikia baigti? Gerai. Tai tuo teks mums baigti ir galbūt tokia bendresnė išvada būtų ta, kad visuomet verta tokius pasakojimus apie juodai baltą praeitį pamatyti savo mintyse ar savo supratime spalvotai
ir susijęti ne su sapnais ar svajonėmis, bet su mūsų kasdienybės aktualijomis ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Galbūt netgi tai gali lemti kažkokią supratimo avariją, kuri atvers daug naujų galimybių. Arba ne. Ačiū.